Reformatų žinia. Mėly XFM klausytojai, laidoje Reformatų žinia vėl su jumis kunigas Raimondas Stankevičius ir šiandien aš tęsiu laidų ciklą, kuriame vėlgi nagrinėsime Jono Kalvino knygelę Tiesa išliekanti per amžius. Šios knygelės tiesas ir be abejonės pirmiausia gilinsime į Šventojo rašto tiesas, nes Šventas raštas kaip Dievo žodis yra mums visiška neklystanti tiesa, autoritetas ir tikėjimo bei išganimo pagrindas. Todėl atver širdimi ir dievobaimingai pasiklausykime skaitinių. Pirmasis iš Senojo testamento, Izaijo knygos 29 skyriaus nuo 13 iki 16 eilutės. Viešpats ištarė: kadangi ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, tik lūpomis tegarbina mane, jos širdis nutolusi nuo manęs, tik žmonių išmoktų įstatymų tesiremia mano garbinimas, aš vėl nustebinsiu šią tautą taip nepaprastai, kad jos išminčių išmintis nueis niekais ir protingųjų įžvalgumas pradings. Vargas tiems, kurie nuo Viešpaties giliai nuslepia savo planus. Jie patamsyje daro savo darbus sakydami: kas mus mato, kas mus pažįsta. Jūs verčiate dalykus aukštyn kojomis, argi puodžius lygus moliui. Tarsi dirbinys sakytų apie savo dirbėją: jis manęs nepadarė. Arba kūrinys tartų apie savo kūrėją: nieko jis neišmano. Tai yra Dievo žodis. Amen. Ir paklausykite dar vieno skaitinio iš Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus nuo 7 iki 11 eilutės. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį, arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę. Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Tai yra Dievo žodis. Amen. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su mumis. Amen. Tikėjimo namiškiai, brangus XFM klausytojai, krikščionis, šiuo metu įsijungia radijo stotį XFM ir besiklausantis laidos Reformatų žinia. Šiandien sekmadienis ir įprastai vėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus diena Jis mus atveda į savo surinkimą, į jo bažnyčią, ne mūsų, ne reformatų, ne liuteronų, bet jo, Jėzaus Kristaus bažnyčią. Ir ką mes joje veikiame? Pirmiausia, šloviname, skelbiame jo tiesas, liudijame ir be jokios abejonės bendraujame su juo ir savo artimaisiais, tikėjimo namiškiais. Apaštališkame išpažinime tai vadiname šventųjų bendravimu. Taigi, su namiškiais, bažnyčiokais, išrinktaisiais ir paskirtaisiais, šventaisiais, esančiais šalia, galime bendrauti gyvai, liudyti ir dalintis savais išgyvenimais, bėdomis ir džiaugsmais. Tačiau su mūsų Viešpačiu bendraujamės per maldą. Prieš mėnesį pradėjome kalbėti apie maldą. Tai vėlgi
kelių laidų bendra tema. Arba Jono Kalvino knygelės Tiesa išliekanti per amžius skyriaus pavadinimas. Tuomet kalbėjome apie maldos būtinybę. Šiandien apie maldos reikšmę. O dar po mėnesio labai tikiuosi atkeliauti prie mums visiems labai gerai žinomos Viešpaties maldos arba Tėve mūsų maldos. Bet šiandien apie maldos reikšmę. Kiekvienos maldos. Kodėl ji svarbi? Kodėl mums reikšminga? Turbūt kiekvienas galime labai paprastai atsakyti. Juk per maldą bendraujame su Dievu. O jei Dievas svarbus, tuomet ir malda svarbi. Ar yra kas svarbiau už Dievą? Vieną Dievą šventoje trejybėje. Ir dėl šios priežasties mūsų maldos nereikia padalinti kitiems, ne taip svarbiems asmenims. Tai darydami, padalindami bendravimo formą, laiką, maldos kryptį, prašymus kitiems, nuvertiname svarbiausiai maldos išklausytoją, mūsų Viešpatį. Kreipdamėsi į tarpininkus, nuvertiname Viešpatį. Ar pas jį einant, kreipiantis, reikalingi tarpininkai, protekcijos? Ar jis pats nesugeba, nespėja, neišgali išklausyti? Jei reikia ir atsakyti, apie tai pamastykime dabar, nuskambėsiančio kūrinio metu, o po jo vėl kalbėsime apie maldos objektą. Reformatų žinia. Taigi, ar jis, mūsų Viešpats, pats nesugeba, nespėja, neišgali išklausyti? Jei reikia ir atsakyti. Jei mąstome bent kiek kitą pusę, nuvertiname Tėvą. Pilnai nepasitikime Jėzumi. O raštas moko, jog ko tik melsdamėsi prašote, tikėkite gausią. Ir tikrai tai bus. Evangelija pagal Morko 11 skyriaus 24 eilutė. Bet malda ne tik prašymai. Malda bendravimas su Dievu. Malda mes išsakome Dievui savo troškimus, džiaugsmus, nusiskundimus. Trumpai tariant viską, kas vyksta mūsų širdyse. Taip paprastai moko Jonas Kalvinas. Ir dar jis sako, kad būtent dėl to kiekvieną kartą, kai šaukiamės Viešpatės, privalome dėmesingai nusileisti į savo širdies gelmes ir jam kalbėti iš ten, o ne tik liežuviu ir gerklę. Malda turi išeiti iš širdies, per burną, per liežuvį, bet ne tik iš burnos. Malda be širdies gali būti labai pavojinga. Apie tokią maldą, kalbėjimą, pavojingą liežuvį labai vaizdžiai rašo Jokūbas, 3 skyriaus 9 eilutėje. Juo šloviname Viešpatį, savo Tėvą, ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą. Todėl bet kokiame bendravime, kalbėjime, o ypatingai maldoje, bendravime su Viešpačiu, turime suvaldyti liežuvį. O tai ne taip paprasta. Kitoje eilutėje Jokūbas duoda palyginimą, 3 skyriaus 4-6. Štai, kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girią. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visetas. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padegtas. Ir dar nuostabios 3 skyriaus 9 ir 10 eilutės. Juo šloviname Viešpatį, savo Tėvą, ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti panašus į Dievą.
iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturėtų būti. Jokūbas primena apie liežuvio išsakytų žodžių atsakomybę, reikšmę. Tai labai svarbu bendravimas su aplinkiniais. Ką jau kalbėti apie maldą, apie bendravimą su Dievu. Šiandienos pranašo Izaijo skaitinys irgi mums nurodo liežuvio arba iš burnos išėjusių žodžių svarbą. Dievo žmonės savo viešpatį garbina žodžiais ir širdimi. Viskas bendra, viena, viskas puiku. Tačiau jei tik žodžiais ir tik liežuviu, tuomet pasityčiojame iš Dievo ir laukime jo teisėto pykčio, kaip skaitome Izaijo pranašystėje. Kadangi ši tauta tik liežuviu tesertina prie manęs, tik lūpomis te garbina mane, jos išminčių išmintis nueis niekais ir protingųjų įžvalgumas pradings. Vargas tiems, kurie nuo viešpaties giliai nuslepia savo planus. Šitaip griežtai Izaijas moko apie pasitikėjimą Dievu, apie bendravimą su juo, apie maldą jam. Ne tik turime melstis, kalbėti su Dievu, bet net ir negalime nuslėpti savo planų. Jei sąmoningai, tai yra giliai nuslėpsime, vargas mums. Kaip dažnai žmogus mėgsta priekaištauti Dievui, kaltinti, reikšti nepasitenkinimo dėl neišklausytos maldos, o gal geriau patikslinti dėl neįvykdyto mano nuomonę palankaus prašymo. Šioje situacijoje labai verta būtų prisiminti Izaijo knygos 29 skyriaus 15 eilutę. Vargas tiems, kurie nuo viešpatės giliai nuslepia savo planus. Ką reiškia gyventi varge? Tai nebūtinai gyvenimas materialinėme nepritekliuje. Pirmiausia, tai gyvenimas be Dievo, gyvenimas be vilties regėti jo karalystę. Ir tai pati didžiausia bėda, nelaimė, tragedija. Žymiai rimtesnė bėda nei kūniški nepritekliai, lygos, žemiškos negandos. Deja, šiais laikais nedaugelis tai supranta. Daug kas nesuprato ir Jėzaus laikais. Štai fariziejai kartu su Nikodemu, kuriems Jėzus atsakė. Evangelija pagal Joną 3 skyriaus 3 eilutė. Iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Labai svarbus rašto žodžiai, prie kurių pabandysiu prisiliesti, apmąstyti juos po muzikinės pertraukėlės. Reformatų žinia. Taigi, tik atgimęs žmogus, nuoširdžiai tikintis, gali melstis ne tik lūpomis, liežuviu, bet ir iš savo širdies gelmių. Ir netgi tokiam atgimusiam krikščioniui nėra paprasta teisingai melstis, o dažniausiai net nepavyksta. O pavyksta tik tuomet, kai pats Dievas savo gailestingume nuskandina mūsų puikybę, pasipūtimą, mūsų išdidumą, mūsų teisumą, pasitikėjimą savimi ir leidžia atsispirti nuo dugno, nuo tvirto pamato, nuo tikėjimo objekto, Jėzaus Kristaus, ir eiti pirmin, kreiptis į Tėvą, jo kasdienio vedimo, kasdienės mūsų duonos ir to, ko mums iš tikrųjų reikia ir kas vertinga mums. Kartais po tokio mokymo, raginimo, akių ir proto atvėrimo, abejojantis, Dievo baimingas krikščionis gali net išsigąsti melstis, kreiptis į viešpatį. Tačiau Jonas Kalvinas užtikrina, kad tai neturėtų būti. Jis nurodo iš Švento rašto Evangelijos pažadą. Mato 7:7. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Tai nuostabūs žodžiai apie maldos reikšmę. Taip pat ir apie maldos būtinybę.
tai Jėzaus paliepimas. Ne pasiūlymas, tai paliepimas. Jėzus nesakė, kad galite pasimelsti, jei jums tai patinka. Galite ieškoti, galbūt ir rasite. Galbūt pabandykite pasibelsti. Tai jei kas bus viduje ir netingės, tai gal ir atidarys. Jėzus nurodo tik vieną galimybę, be jokių kitų pasirinkimų. Prašykite, ieškokite, belskite. Kito varianto nėra. Arba nėra tikinčiajam, išrinktajam Dievo žmogui, krikščioniui. Tiksliau, pasirinkimų turi ir tie, kurie dar nepasirinko, dar nesuprato, dar neišpažino savo tikėjimo Dievo duotojo. Tie dar gali pasirinkti kitą kelią. Būti amžinoje bėdoje, būti be Dievo, be tikėjimo, be vilties ir be maldos. Reformatai pamaldų metu dažnai maldoje prisimena savo mirusius artimuosius. O daugiausiai šių prisiminimų, paminėjimų būna kapinių švenčių pamaldose ir per amžinybės sekmadienį. Būtent amžinybės sekmadienį pamaldų metu dažniausiai maldoje prisimename savo artimuosius, brangiuosius, mylimuosius. Ar tai darome tik amžinybės sekmadienį? Ar tai darome ir amžinybės sekmadienį? Jeigu tik, tuomet kyla rimtų abejonių dėl širdies nuostatos maldoje. O galbūt ši data, ši proga pažadina užkietėjusią širdį, primena apie maldos reikšmę, apie krikščionio pareigą nuolatos bendrauti su Dievu, ne tik įvairiomis progomis, per šventes, prieš valgį, amžinybės sekmadienį. Taigi, ir amžinybės sekmadienį, ir Velykų sekmadienį, ir užsidarius kambarėlyje, vienumoje, ypač vienumoje, kaip Jėzus mokė, Mato 6, 5-6. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui, esančiam slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Tuomet nereiks svarbių ir protingų žodžių, ilgų tekstų, privalomų terminų, bet paprasto, iš tavo širdies sklindančio bendravimo. Kaip ir bet kuriame kitame apaštalo tikėjimo išpažinime minime šventųjų bendravimą. Ir baigdamas šiandienos laidą raginu įsiklausyti į Jokūbo laiško 5 skyriaus 16 eilutę. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad gautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda. Sunku būti teisėjaisiais, kaip sunku nusiteikti teisingai, nuoširdžiai širdies maldai. Tačiau su Dievu jokių kliučių nelieka, nes jo našta lengva, Dievo jungas švelnus. Ir kaskart melsdamiesi prisiminkime ir laiško Korintiečiams, 1 laiško Korintiečiams 3 skyriaus 12 eilutės žodžius. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Amen.